automobilis Kęstutis Pakauskas, štai taip. Čia visiškai nusiteikęs, ko gero rimtai. Ir automobilis pagaliau atspėjau. Nežinau, atrodo, kaip vežuoju, bet parašyta Mitsubishi. Kęstutis Pakauskas, Mažeikiai, iš Mažeikių, taip? Visiškai teisingai. Taigi, Mažeikių atstovas nusprendė sudalyvauti studentų varžybose 2009 metais, svečių teisėmis. 66 metų gimimo sportininkas, na ir žiūrėsime, laiką galėsime šiek tiek geriau, laikus pranešinėti, na o dabar teisėjai taip pat su žibras, taip matau, žalia liktai švieselė dega, saulė šviečia ir labai sudėtingai yra matyti. Tavo, Kansas, Vilnius, Kęstutis Pakauskas, Mažeikiai. Dakarė lenktynininkų nėra. Dakarė lenktynininkų nėra, atsipadė. Stebėjome, ko gero, aktyvesnis pasirodė Mamadas Šalys. Nežinau, kaip iš tikrųjų yra, nesvarbu, ar visi kažkokia ar nekokia, bet pirmiausia reikia žiūrėti į laiką. Na, laikus galėsime šiek tiek vėliau. Pirmasis važiavimas, ko gero, mes tikrai valandėmis neatliksime, na, o antrasis reikės pradėti nuo stebėti. Taigi, prašau, Kęstutis Pakauskas, Mažeikiai. Teisingai, neprasime automobilių, bet yra tikrai nuosavas automobilis, arba matyt žmonos, negalima labai laukti. Tvarkingai važiuojame į finišą. Ir bazė yra arba nėra? Aišku yra, visada jos yra. Ok. Prieš tačią zoną kviečiame 22